Šiauliai ir toliau žengia modernizacijos keliu. Pramonės gatvėje ties Bruklino prekybos centru sėkmingai atnaujinta sankryža. Čia įrengtas naujas pažangus šviesoforas, kuris užtikrina didesnį eismo saugumą visiems eismo dalyviams – vairuotojams, pėstiesiems ir dviratininkams. Šiauliai žengia link saugesnio ir modernesnio miesto. Rekonstruota dar viena šviesoforais valdoma sankryža, tai Pramonės gatvėje ties Bruklino prekybos centru. Iš trišalės sankryžos modernizuota į keturšalę ir ši sankryža pilnumoje pradės veikti, kai bus įrengta jungiamoji gatvė tarp Pramonės gatvės ir Girulių. Ši sankryža saugi ne tik tai transporto priemonėms, tačiau ji užtikrina saugų pėsčiųjų, dviratininkų eismą. Į sistemą integruota vaizdo fiksavimo sistema su dirbtiniu intelektu, kuri analizuoja transporto srautus. Ši pažangi technologija padeda nustatyti eismo intensyvumą, siekiant ateityje efektyviau valdyti eismą. Pirmoji sankryža Šiaulių mieste, kurioje vaizdo fiksavimas yra su dirbtiniu intelektu, kas leidžia analizuoti transporto srautus, juos tinkamai paskirstyti, taip nesudarant spūsčių. Iš tikrųjų, galime drąsiai teigti, kad ši sankryža ne tik viena moderniausia Lietuvoje, bet viena moderniausia ir visoje Europoje. Toje pačioje Pramonės gatvėje buvo pirmoji šiuolaikinė įrengta sankryža prieš 10 metų, tai yra Pramonės išradėjų gatvių sankryžose. Dabar turime vėlgi moderniausią. Priešingoje Bruklinas prekybos centro pusėje įsikūrus naujiems prekybos centrams padidėjo visų eismo dalyvių srautai. Todėl sankryžos modernizavimas tapo būtinas. Sankryžos projektavimas paremtas geriausia eismo praktika, taip pat vadovaujantis kelių eismo organizavimo bei saugumo standartais. Ši sankryža rekonstruota buvo neatsitiktinai. Jeigu pamatysime priešais Bruklino prekybos centrą, įsikūrė autoprekių, autoaibės prekybos centras. Ir tikrai norime pasidžiaugti, kad verslo lėšomis buvo įrengiama ne tik tai jungiamoji gatvė, bet ir rekonstruota sankryža. Žinoma, negalime nepadėkoti miesto vadovams, kurie rekonstruoja Pramonės gatvę, sudaro palankės sąlygas verslo investicijoms. Dar šiemet Pramonės gatvėje bus įrengta šviesoforu valdoma pėsčiųjų perėja. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į eismo intensyvumą bei gyventojų saugumo poreikius. Šioje miesto dalyje įsikūrusios įmonės veikia reabilitacijos centras. Šalia yra viešojo transporto stotelė. Kiekvieną dieną čia fiksuojami dideli pėsčiųjų ir transporto priemonių srautai. Modernizuota perėja padės užtikrinti saugų pėsčiųjų judėjimą. Rekonstruotoje Pramonės gatvėje atsiras ir naujas reguliuojamas šviesoforas pėstiesiems, kuris užtikrins saugų pėsčiųjų patekimą į reabilitacijos centrą. Nes iš tikrųjų Pramonės gatvėje ties reabilitacijos centrų Šiaulių energija yra labai dideli pėsčiųjų srautai. Todėl tai bus dar vienas momentas, kuris užtikrins pėsčiųjų saugumą šioje gatvėje. Šiais metais dar planuojama įrengti Pramonės metalistų gatvių sankryžą. Tai bus rekonstruota visa Pramonės gatvės atkarpa. Ar šiais metais įrengsime taip pat modernę sankryžą, tai yra Pramonės metalistų gatvių sankryža. Ten modernizuosime šviesoforus, taip pat kaip ir ties jau mano minėtų Bruklino prekybos centru. Ir turėsime visiškai rekonstruotą visą Pramonės gatvės atkarpą su moderniomis sankryžomis nuo Tilžės gatvės iki Serbentų gatvės. Šis UAB Šiaulių šviesa įgyvendintas projektas dar vienas žingsnis kuriant modernesnį, saugesnį ir sklandesnį kasdienį gyventojų judėjimą.